Bėga laikas, dienos skrieja, naujos mintys vėl artėja. Ieškom to, ko nematėm dar, nors pasaulis atviras dabar. Neieškok prasmės danguje, jis seniai alsuoja tavyje. Tai ne tikslas, o kelionė, Tai ugnis, o ne svajonė. gyvenk dabar, kvėpuok giliai. Kodėl ta uola yra vadinama Gibraltaro vardu, tokiu keistu, keistą skambesį turinčių pavadinimų? Tai arabiškai reiškia kalną. Gib-al-Tarik buvo toksai pirmasis Arabijos valdovas, kuris persikėlė per Gibraltaro sąsiaurį, aplanko tą olą, tačiau tenai neturi pačio pagrindinio arabams svarbiausio dalyko vandens. Tai jie tame Gibraltare neapsistoja, tiesiog naudoja jį kaip, pavadinkime, kaip uostą. Ir pirmasis valdovas, Arabijos valdovas, buvo vardu Tarikas. Ir atvykęs čia į Europą, tiesiog tą Gibraltaro olą pavadino savo vardu. Ir šimtmečiams bėgant, laikui keičiantis, tas Gib-al-Tarik supaprastėja ir dabar yra vadinama Gibraltaru. Tai nuo šitie iki Afrikos turime tiesiai 22 km per Gibraltaro sąsiaurį. Tai žiūrėti, kur yra Afrikos krantai ir kaip atrodo būtent Viduržemio jūros bei Atlanto vandenyno susitikimas. Nu ateik, ateik. O beždžionė, Kai beždžionės pasensta, kai jos tampa jau nebereikalingos, kai jos nebegali atvesti vaikų, jas banda išvaro iš savo genties ir tada jos gyvena vienos pačios kažkur jau toliau ir jų atgal į bandą nebepriima. Taip, tai sveiki atvykę į Švento Mykolo urvą. Senais laikais arabai galvojo, kad iš šio urvo galime patekti į pragarą, todėl atsikėlė čia krikščionis. Šį urvą pavadina Švento Mykolo vardu ir tuoj pamatysime natūralią Mykolo skulptūrą. Tai va iš mano pusės, jeigu įsižiūrėsite, matome siluetą su dviejais dideliais sparnais tiesiai. Tai čia yra šventasis archangelas Mykolas.
kilsim, tai jau bus dar daugiau beždžionių. Jo. Taip, dar kilsime į viršų. Ir dabar pasieksime vietą, kur jos valgo, kur jom duoda maistą. Tai jų ten bus labai daug, į senų, jaunų, į aktyvių, į miegančių. What you do is you walk up the steps here. Yeah. First one to the left, please. To the right, no. Yeah. Tai matysime tik Viduržemio jūrą, Atlantas palieka mūsų už nugaros, va štai tenais. Paskasyt reikia. Jėzau, neužvažiuokit. Tai va, auga keli viešbučiai. Ir čia jau mes žvelgime tik į Viduržemio jūrą. Jau Atlanto vandens čia nėra. Čia mane tai fotografuoju. O Jėzau. O, nu, filmuok dabar. Take picture, quick. Хорошо, Аля? Окей. Enter ко мне. Come with me. Enter. Hopp. Ciao, Kletta. Here, come here. Ой, čia kokios rimtės. Jeigu pagausi, tai... Half of the police around his area, they work with us together. So now they bring a lot of police to the outskirts. Tai dabar tokia bendrinė informacija. Eisime į apgulties tunelius, tai kitaip tai Švento Mykolo urvas. Ir tunelis eina jis eina gal kokias 10-15 minučių, baigėsi ir tada reikia apsisukti ir grįžti atgal. Tai iki pat pabaigos galite neiti. Tai kaip minėjau vakar, čia turime iškastą daugybę tunelių. Iš viso tunelių ilgis uoloje siekia apie 50 kilometrų.
Oh, slightly, yeah. Okay.